Aš paliksiu tą klausimą, kiek valstiečiai yra žali diskusijai, bet tiesiog dabar trumpai... Jūs patys turite pasakyti. Jo. Taip. Aš sakau diskusijai, bendrai. Diskusijai patys turite. Pirmą teikti, žaliai, mes esame aš vėl ryšių. Tai ta prasme, aš tiesiog pasakysiu, ką mes darysim ir ką mes darom dabar ir mes galėsim padiskutuoti. Tai yra... Tiesiog faktas yra tas, kad Europos žaliųjų EFOS grupiai, žaliųjų ir EFOS, tai yra Europos federalistų grupė, nežinau, antra dalis tos grupės yra labai tokia keista. Atsirado atstovas iš Lietuvos, iš mano partijos ir mes kaip ir bandysim pradėti tą žalią darbotvarkę Briuselinę taip pakankamai aktyviai spėsti Lietuvoje, tai nėra labai lengva. Gal galiu perėti. Ir aš tiesiog pasakysiu keletą aktualiausių dalykų, kas vyks dabar, ką mes planuojam šį pusmetį, sakykime, kame kviečiame dalyvauti visus, nes politika tai yra visų mūsų reikalas bendras, ta prasme, tai nėra, net jeigu mūsų pažiūros gali skirtis, ten taip toliau, bet politika tai nėra tų žmonių, kurie yra politikų reikalas, jie yra tiesiog mediatoriai, atstovai, blogesni, geresni, su savo įdom trūkumais, bet politika tai yra mūsų visų bendra nuosavybė. Tai ką aš norėčiau padaryti, aš esu Bronių Ropės kaip ir draugas, patarėjas, kolega, mes dirbam kartu. Ir ką aš norėčiau padaryti Lietuvoje, pirmiausia, tai yra supažindinti tą didelę ir įvairią žalią frakciją, tai yra žmonės iš visos Europos, kurie yra išrinkti Europos parlamentą iš žaliųjų įvairių šalių. Ypatingai Vokietija, Prancūzija, tai yra pagrindiniai žmonės. Iš viso atvažiuoti į Lietuvą ir pamatyti mus kaip tokius. Ta prasme, pamatyti, galbūt jie planuoja, galbūt grupę visą atvažiuoti. Ir aš labai tiesiog svajoju, kad tokie žmonės kaip José Bové pabuvotų Lietuvoje, šiek tiek pasakysiu, kas tai toks. Jis yra irgi Europos parlamentaras. Tai yra praktiškai antiglobalizmo judėjimo legenda. Europos parlamento narys nuo Prancūzijos žaliasis valstietis, pabrėžiu, kuris išgarsėjo kaip vienas iš McDonald'o priešas numeris 1 pasaulyje, kuris ten 70 metais išgarsėjo to, kad tiesiog sunaikino vieną McDonald'ą fiziškai savo kaimą. Tai jau neįleidžia Jungtinės Amerikos valstijos. Nu va, dar geriau žinai, aš tą nežinau. Tai va, tai... Ir ta prasme tokie žmonės, kurie iš esmės yra tam avangarde kovos už tikrą maistą, už tausojantį ūkininkavimą, už globalų kaimą, tą kokį, kaip mes įsivaizduojam žaliai, ta prasme, būtent tą tausojantį kaimą, o ne tokį teršiantį, koks jis yra iš esmės de facto Europoje. Kad jie pamatytų tą mažą šalytę Lietuvą iš viso, nes jų diskursai, jų galvoj to šalies nėra. Mes čia galim daug ką šnekėti, bet mes asociuojame su ten, nu tai čia tie, kurie su Rusija susiję kažkiek, problemų turi. Tai va, tai čia toks mano ambicija yra, kad jie atvažiuotų, nežinau kaip šiais, bet pradėjom kalbėti. Ir būtent, kad ta tematika, kuri mums yra labai svarbi, tai yra maistas, žemės ūkis, maisto vartotojų ir maisto gamintojo ryšys, tausojantis ryšys, kad jis naujoms spalvoms, sakykime, būtų nupieštas Lietuvoje ir tokie grandai kaip José Bové ar Vandana Šyva ar kiti tiesiog kalbėtų Lietuvos auditorijose. Ir kol kas vyksta techniniai darbai, kaip komandos formavimas, planavimas, vertimai, tų daugybės tų medžiagų, kurios yra sukauptos žalioji frakcija Europos parlamente. Tai yra tikrai labai aktyvi frakcija, nedidelė, 50 žmonių, bet nieko neturinti formalių galių, sakykime, taip didelės, bet idėjiškai labai aktyvi, todėl daranti įtaką Europos sprendimams. Ir, pavyzdžiui, kelis paminėsiu aktualiausius klausimus, tai yra sutartis su laisvosios prekybos sutartis su Jungtinėm Amerikos valstybėm, vadinas TIP, tas yra kitų metų absoliuti aktualija ir žalieji turi tokią kampaniją, žiūrėk, kas lyga po tavo po kojomis, dalis sekančią
skaidrė parodė. Dar, nešti. Ir tai yra ypatingai svarbi tema. Jūs visi puikiai žinot, kad Europa nori susitarti su Jungtinėm valstijom dėl laisvos prekybos. Tai reiškia, kad Europa gali paaukoti visus savo standartus gyvūno gerovės, produktų žymėjimo ir taip toliau. Visi tie barjerai, kaip vadina verslininkai, gali staiga tapti tos sutarties objektu. Tiksliau, gali, tikriausiai taps. Visas klausimas, kiek Europa sugebės išsiderėti kažkokių išlygų ir kalbant, aš nesigilinsiu tą temą, bet tai yra labai svarbi žaliesiam tema, labai jautri tema, ypatingai Lietuvoje, nes tai yra tema susijusi su geopolitika. Mes esame Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkai, tuo labai džiaugiamės ir tam tikrą prasme mes ir būsim ta šalis, kuri turėtų padėti Jungtinėm Amerikos valstijom tą sutartį pasirašyti su Europą. O mums kaip žaliesiams ta sutartis labai nepatinka. Ir tai yra didžiulis iššūkis tokiai šaliai, nes tam tikrą prasme Lietuva šiuo atveju vaidins šiek tiek didesnę rolę negu įprastai, kad ir klimato diskusijoje. Lietuva yra, ta prasme, nelabai svarbi šalis, bet tai nereiškia, kad klimatas čia susijęs su klimatu lygiai taip pat kaip bet kokia žalia tema. Bet tiesiog šioj srityje renginiai vyksta, kalbant apie tą sutartį, Lenkijoje. Ten, kur ta prasme, šalis dažnai padeda Amerikai stumti gerus ir nelabai gerus dalykus Europoje. Todėl mes čia neišvengiamai turim vaidmenį tam tikrą kaip šalis ir mes galim suvaidinti pozityvų vaidmenį arba negatyvų. Tai žalieji tikriausiai norėtų, kad jis būtų pozityvus, kad ta sutartis pasikeistų arba jos sąlygos pasikeistų. Aš tai nesu kompetitingas kalbėti dabar visiškai giliai, bet matau, kad tai yra kitų metų atgal padaryti. Ir yra ta pastovi kampanija, kurioje dalyvauja Josep Bové, vadovauja, tai yra maisto revoliucija, priekį vieną. Čia tie žmonės, apie kuriuos aš kalbėjau, maisto tausojančio ūkininkavimo ir maisto kultūros, tausojančios maisto kultūros korifėjai, grandai Europos parlamente. Jų kampanijos tiesiog keletą nuotraukų parodysiu. Donatai, įkvėpti. Dar vieną. Tai yra labai paprastai. Maisto revoliucija. Tai yra, ką mes šiandien darom. Mes šiandien valgom tai, kas yra užauginta Laurino rankomis, arba nupirkta ekologinį parduotuviai, arba atsinešta iš namų, arba Donato pagaminta. Taip, Donato, atsiprašau. Pyragas iškeptas. Tai va, pyragas yra Donato liko. Ir tai yra labai rimtai dirbama iš esmės tai viena rimčiausių kompanijų žaliosios frakcijos, pastovi. Tiesiog eik į priekį, kaip padaryti, kad Europa išsaugotų natūralias sėklas, kaip padaryti, kad mes pradėtume galvoti apie sąžiningą prekybą pasaulyje, kaip reformuoti žemės ūkio politiką, kuri dabar reformuojama, bet iš esmės prieš tai buvo palanki vien tik tai industriniam ūkininkavimui, kaip išsaugoti jūrų, vandenų turtus ir jų neišeikvoti. Čia irgi Josep Bové. Dabar tiesiog, kad junginėti šitas nuotraukas, aš daugiau neturiu. Tai sritis, kur mane domina labiausiai, kur jungia visas žaliasias temas per maistą, mes esame, kaip ir tai yra mūsų šalies kaip ir išskirtinumas, mes galime kažkokią pavyzdį, kažkokį pokytį Europai nešti, jeigu mes išsaugosim mūsų kaimą, mūsų vis dar gyvenančius kažkokius ūkininkus, jeigu jų liks tik tokie, kokie yra didžiausi, stambiausi ir labiausiai industrializuoti, tai mes neturėsim nieko parodyti Europai, bet vis dar galim kažką parodyti. Nors su kiekvienais metais jų skaičius tragiškai mažėja, viskas komercializuojasi, industrializuojasi. Ir tai yra dėja visų pirma Europos
problema, Europos kaltė net, nes tie pinigai yra labai stipriai, kurie atėjo, labai stipriai pakeitė kaimo vaizdą, labai stipriai pakenkė tą žaliąją prasme. Ir dabar tik tai Europos. Ką? Socialinė prasme visų pirma, nes mes kalbam apie gyvą kaimą, tai reiškia apie žmonės, kurie ten, jeigu jų ten nėra, tai reiškia ten yra mašinos ir labai stambios mašinos. Atsiranda kombainai, kurių negali pamatuoti ir apeiti, pusvalandį reikia, ta prasme, ir taip toliau. Tai viskas yra, dabar yra tuose parodose Lietuvoje daugiau kombainų, negu mes turim tos žemės. Aš įsivaizduoju, kurie ruošiasi juos parduoti. Bet taip yra, taip funkcionuoja ekonomika, taip negali kaltinti ūkininko, kad jis yra labai turtingas, nes taip jam taip gaunasi, viskas jam tvarkoj. Jeigu politika yra palanki tam turtėjimui, tai ją reikia keisti. Ir dar vienas toksai labiau žemiškas dalykas, grąžinka toks skaidrių atgal. Dar. Mes kūrėme Europos parlamento nario biurus Lietuvoje, visuose miestuose Lietuvos 7 tikriausiai. Ir pirmas biuras bus įkurtas rugsėjį. Kviečiame, taip sakome, apsilankyti, draugauti. Mes įsikursim Lietuvos kooperatyvų sąjungui, tai yra Gedimino prospekte tas pastatas, matot. Tai mes labai norim, kad tai būtų atvira erdvė visom organizacijom, nes ten yra visos galimybės daryti konferencijas, nemokamai, yra salės, net yra galimybės galbūt įkurti daugiau žalių organizacijų biurų, nes ten yra labai pigus nuomos mokesčiai pigus ir mes kaip ir kooperacijos dvasia bandom kooperuoti su Lietuvos kooperatyvais. Ir va tą pastatą mano ambicija yra paversti tokiu, jis dabar pusiau nenaudojamas, apleistas, nors ten yra visos įmanomos sąlygos daryti projektus. Ką? Jo. Ne, jis yra kooperatyvų. Tai yra senas, nuo sovietmečio kooperatyvų pastatas, kuriame neliko kooperatyvų tiesiog. Nes Lietuvoje nėra kooperatyvų. Niekas kooperatyvais neužsiema, viskas pamiršta, ten yra biurai išsinuomavusios, ten įmonės visokios leidyklos, ten belenkas. Bet galima atgavinti, nes tikrai erdvių ten yra pakankamai, mes galvosim, kad dar kirsime su ta sąjunga, gal jie darys tikrai tokias, jeigu vystysis ta idėja, tai tikrai tas nuolaidas darys. Nes nekilnojamo turto ir vietos ten yra tikrai daug. Atnaujintas, jis yra pakankamai gerai, nes pastatytas vėlyvuoju sovietmečiu, tai ten atrodo kaip Seimas prieš 10 metų. Tas vėlyvasis sovietmetis, bet ir idealus, ta prasme, stovis yra idealus, tualetų idealus, viskas ten gerai. Ką? Nu čia Gedimino prospektas, priešais Neringą, nu. Iki yra šalia. Jo, 8 aukštų pastatas, kuris yra toks, ir ten nėra komercinės kainos nekilnojamo turto nuomos, kaip biurams, yra kaip tik nekomercinės. Netoli aplinkos ministerijos. Ir žemės ūkio žemės. Jo, Jakšto ir Gedimino prospektas. Ne, gal kitaip vadinam. Aišku, čia yra ambicija, aš nežinau, ar pavyks, nes ta prasme. Ne, mes kūrėm savo kol kas būstinę. Ir ten yra perspektyvai 250 kvadratų, kur mes galim pakviesti bendrai ten vystytis, ta prasme, kitus. Aišku, vien turėjimas savo patalpų neišsprendžia veiklos problemas, ta prasme. Mes žinom, kaip tai būna. Bet tiesiog, dar vienas, yra daug hubų, ta prasme, labai gerai, kad jų daugėja. Tiesiog aš noriu, kad dar vienas atsirastų, nes tikrai dabar pastatas geras, o... Liubas, daržas bus ant stovo. Tai žinok, nuo tavęs visiškai priklauso. Tada 8 aukšte labai geras patalpos su vaizdu į senamiestį. O 9 galima daryti daržą. Laisvai, galima. Terasus yra absoliučiai laisvas. Tik tai problema, kad tie žmonės, kurie ten dabar dirba, tai rūko ir nieko, niekaip neišnaudoja. Suprantate, tai netausotai. Tai toks mažas pristatymas, čia yra tik pradžia, aš tada daug pasakiau, bet mes dar kol kas nieko nepadarėme. Tai, kaip žinia, Bronius Ropė yra pasirašęs pasižadėjimą dėl klimato kaitos. Ir vienas iš dalykų, ką jis įsipareigojo, tai tik jį išrinkus organizuoti Europos parlamente debatus dėl klimato kaitos. Tai norėjau paklausti, ką jau padarė paklausti.
Nieko. Dar Atvirai, nepradėjai. pasakysiu, nieko nepadarėm, nes mes dabar tokioj dar visiškai Nepradėjai. transi, mes nepasirašėm sutarčių, dar nepradėjom darbą ir taip O toliau. tai ką planuojate padaryti? Mes planuojam tai padaryti, mes įsipareigojam ir reiškia ir padarysim tai. Tai, va, tai mes susisieksim ir... Oficialiai nepradėjo dirbti. Ne, jisai oficialiai pradėjo dirbti, bet yra tokia pradžia, kad yra... Ne, bet tai... Aš jį vieną kartą tik mačiau. formuojasi dar. Po to... Dar nuo Liepos 1 dienos tik tai Ne, viskas mūsų- vyksta. mūsų didžiausias- Porą savaičių dar tik tai. Ne, bet Dabar ten buvo jie uždavinys jungiasi į yra grupės, ten atsikovoti į aptarinėja frakciją, ir komitetą, tai balsus. labai buvo pakankamai daug žinučių. Dabar yra kaip ir... Jis dar tik neapšilo kojų, dar nes, gavo kabinetą praeitą savaitę, žmogus dar turi Tai čia nėra susivokti, kas tai... politikų. Ne, bet tai yra svarbu, mes padarysim tą per pirmą pusmetį visą. Tai aš tik noriu pasakyti, kad ta prasme, verslo interesas maisto ir žemės ūkio yra akivaizdus, mes ta prasme dirbame ir planuojame dirbti, tai tiesiog turėtume būti. Jo, mes dirbam tam komitete, kuris tikriausiai labiausiai kaltas dėl tų visų dalykų, tai žinai, tai yra... Žemės ūkio, jo, tai yra mūsų pažadas rinkėjams, nors brolis galvoja gal ir maisto saugos komitetai, kuris yra labiau toks progresyvus, bet iš tikrųjų reikia dirbti ten, kur yra sunkiausia. Ir yra kita rinkėjų dalis, kurie yra iš kaimo ir kurie balsavo būtent dėl to, kad būtų ir Lietuvos ūkininkų balsas vykdymas. Ir dar vienas dalykas, kad iš tikrųjų tai būtų kažkaip įdomu pagalvoti tas 2015 po Milane, kur maistas yra tema, ir ta prasme yra planuojamos tos visos nevyriausybinės sesijos atskiros paralelės. Tai kažkaip iš Lietuvos mes nieko negalvojom, neplanavom, nes tiesiog, matom, nėra pajėgumų, tai gal kažką reikia turėti minty, nes ten auditorija yra pakankamai gerai išnaudojama. Kas tai yra? ESPO yra tos Parodos. parodos. Pasaulinės. Pasaulinės. Ir jos kitais metais yra Milane, jos tema yra maistas. Taip, Šiaurės Italija pasinešęs tas. Ir ten yra gegužės mėnesį, man atrodo, numatytas, visas gegužės mėnuo yra numatytas nevyriausybiniams. Aš galėsiu pasidomėti, ką žaliųjų frakcija to klausimu yra numačiusi. Tai va, nes aš tam procese šiek tiek dalyvauju, neintensyviai dalyvauju, tai visai neblogai išnaudoti, nes ta auditorija yra didžiulė. Kaip tai vis tiek mums reikia padėkoti labai Tomui ir kolektyvui, ir Virginijai, ir kitiem, kad pasiekė tai, kad Ropę padarė žaliuoju. Nes matyt, netgi paveikė pirmininką, kuris norėjo Ropę, kad būtų liaudės partija, o dabar mes turim žaliųjų partiją, tai jau čia didelis pasiekimas. Ir jeigu dar pavyksta įgyvendinti tą programą, tai matyt, tikrai bus čia pirmą kartą mes turėsim tokį, kaip sako, nuo Lietuvos atstovavimą, tai tikrai labai smagu. O jeigu dar Vandaną Šyvą pamatytume, buvo man kažkada pažadėjus atvykti į Lietuvą, bet ten pasikeitė planai tada, kai darėm tokią konferenciją, netvyko, tai bent jau, matyt, kolega jos yra šitas, kur pristatytas, aš jo tai nežinau, tai irgi bus labai smagu. Tik man šiek tiek iš tikrųjų, aš suprantu, kad čia angliškas tos maisto revoliucijos. Jo, yra problema vertimo, aš negaliu išsireikšti. Bet angliškai irgi iš tikrųjų tas, kad better eat, geriau valgyti. Tai reiškia, jeigu man visiems pasako, kad mūsų tikslas valgyti geriau, tai šiek tiek mes truputėlį tokią ne visiškai tikslę tą žinią nešam. Čia absoliučiai svarbu, aš laužu galvą su tą terminologiją, nes mes neįsivaizduoju. Sveikiau valgyti. Nes tikrai. Teisingiau valgyti. Arba išvis nevalgyti. Kaimo plėtra, tausojantis ūkininkavimas vis tiek yra ne tas. Tikrai reikia ieškoti terminų ir tai yra dar netinkamoniškas, nes neturi kalba. Jeigu nereklamuosim, kad tikslas valgyti geriau, tai aš manau, kad... Sveikiau gal valgyti. Sveikiau. Tausant aplinką. Išvis nevalgyti. Tai tiek ačiū. Ačiū labai.